have so much to say, but in the least most simple way. Kągi, atkeliavom į pūlą. Iš tiesų, vanduo yra šiltas ir netgi įlyst nebuvo baisu. Nors man visą laiką yra iš tiesų baisu įlysti į vandenis. Kažkaip keičiasi ta tiesa temperatūra ir darosi šalta. Bet būtent šį kartą viskas atrodė labai easy. Tai kad įlindau, mane dabar visi žiūri kaip į duchą, kas čia filmuoja su kamera vidury baseino. Pastačiau ant baro, kur čia būna ateina buteliuką paduoda ir taip toliau. Skaičių 100. Beveik pasiekėm jį per 2 video. Iš tiesų, anksčiau žiūrėjau tokį prikolą, kaip galima greitai užsiauginti subscriberių, laikų ir taip toliau, neslėpsiu, tai tikrai buvo. Ir man parašė, kad reikia įkelt video kasdieną maždaug ir po 2 mėnesių jūs pasieksite savo rezultatą, tų pirmų 100 subscriberių. Man tai pasisekė gan greitai, tai yra po 2 video jau yra 100 praktiškai, kas yra labai. Ir ačiū jums visiems už tai, o mes tuoj eisim biškai pasiplaukėsim. Tai man žiūri kažkoks dabar čivakas, tikriausiai barbėnas. Galvoja vėl, kasgi tai yra per duchas. Netgi šypsasi. Man patinka šypsenos, nu bet ne iš vaikino, nu. Gerai, tiek to. Einam paplaukėt. Yra geras jausmas, kad tiesiog guli savo ramiai pliaže, o tau per Skype'ą pradeda skambinti draugas ir klaust, kaip tau sekas. Ir jis prisimena būtent tave, o ne taip, kad jums iškrito Lietuvoje sniegas. Wow, kokie turėtų būti draugai. Tai, kad labai tau ačiū, jis dabar yra išjungęs kamerą, mes kalbam per Skype'ą. Kol jūs ten dabar čiuožinėjat ant savo slidžių batų, aš čiuožinėjau ant slidžių plytkių. Kaip mat, čia yra džakuzi, čia yra viešbutukas, čia yra baseinas, čia yra garsas, yra šviesos, yra daug balto, man jau faina. Kur mojotas, kur handonu? Kas pas jūs? Pas mus sniegas. Danielius sako, kad pas mus sniegas, klausyk. Pas mane niekada nebūna kalėdų be sniego. Viskas awesome. Gerai, Danieliau, palauk sekundę, to aš mesiu kamerą ir pakalbėsim toliau. Einam tiesiai. Einam į dešinę. Tik labai tyliai, kadangi man atrodo, kad dabar kažkas tvarko pas mus. Dabar mes važiuojam iki Bus Tour Dubai. Tai kad mes dabar galėsime pamatyti labai daug visko neįtikėtino šitoje šalyje. Važiuosim po visą absoliučiai Dubajų. Važiuosim į tą malą tikriausiai. Užvažiuosim į paplūdimius, į visur, ką yra pamatyti čia. Tai kad viskas dabar pamatysim, bus tikrai daug gerų šotų. Aš manau, kad ne visą laiką kalbėsiu, tiesiog filmuosiu, kas yra gražu. Kas čia yra ir kur mes dabar vaikštam. Čia anksčiau buvo tokia viena iš pagrindinių vietų, kur rinkosi visi tie arabai. Po to atėjo karo metas, viską sunaikino, galvojo atstatydins, bet padarė iš to muziejų.
ir tokiu būdu jie bando parodyti visą jo šalies vertybę, kad čia pavyzdžiui nėra kaip Trakų pily, čia nėra tokių kardų, kurie yra perdaryti belia kaip, naujai ir viskas. Čia yra viskas sena, kaip buvo, kaip rasta, taip ir padėta. Būtent dėl to ir turi tokį didelę turtą savyje, būtent visi šitie daiktai. Iš tiesų, muziejus tai yra įdomu, muziejus tai yra faina, bet ne visiems. Asmeniškai man tai nėra labai cool, bet dabar einam ten, kur bent jau biški man patinka, tai yra didžiausias prekybos centras, kuris kaip planuojama, kad kitais metais galės per metus priimti 100 milijonų turistų. Ir ten yra labai daug vietos, ten yra netgi nežinau kiek ten kvadratūros, kiek ten hektarų, arų ir taip toliau, bet dabar ten statomas dar vienas toksai dalykėlis, kaip priedas ir galės priimti 100 milijonų turistų per metus. Dabar mes būtent ten ir varom, taip pat šitą visą vakarą skirsim ir naktį ant tų didžiausių fontanų, ant tos Burj Khalifos, užlipsim į viršų, pažiūrėsim į visą miestą iš aukščiau. Važiavom to turinio autobusų, ta prasme ten, kur yra turai po miestą, varėm. Tėvai sugalvojo nueiti, paplaukioti per šitą įlanką ir pažiūrėti į viso senojo miesto, ta prasme, tokius įžymiausius ir geriausius objektus. Tai dabar per šitą neįdomų kursą mes būtent ten ir plauksim, ko aš belekaip nenorėjau. Aš noriu norėti tą malą, ten kažką normalaus įsigyti, ne kažkokiais tokiais turais užsiminėti, kurie nėra vapšiai įdomus. Fontanas, Burj Khalifa viršui, taip, yra įdomu, kol dar šviesų. Bet jie negali suprasti tol, kad naktį nelabai gerai kaptys. Aišku, ten yra vaizdų ir naktį, bet dieną matyti viską, kaip kas yra biški įdomiau negu naktį. Tai nesuprantu. Kol dar šviesų galima dar biški pafilmuoti, tai kad mes jau savo jachtų už $1 milijardų, nejuokauju. Šiaip čia yra tokia senesnis biški modelis. Dabar keliaujam po upę. Pas mus jau irgi labai greit temsta, jau lauke. Tamsoka, pagaliau mes judame link malo, link to didžiausio prekybos centro. Įdomu, kaip girdisi, nes kamera išsikrovus, tai tenka su telefonu filmuoti. Tikiuosi, viskas gerai. Suradom pirmą tokį didelį akropolį, kaip pas mus yra Vilniui. Tik čia yra toks labai mažas skaitus. Jis sako, we have very small market right there. Ėjau, va čia 5 aukštų 3 akropolis, wow. Visokiausios parduotuvės, visur viskas gerai. Aš ten sutikau jokių žinomų brandų, bet iš tiesų rodo viskas labai turtingai. Labai daug babkių viską įkišta, bet dabar varom į tą didžiausią malą, kviečiam taksą ir judam link ten, kur yra daug visko faino, kur yra virš štukos 300 skirtingų parduotuvių. Atvarėm į Dubai malą, didžiausią pasaulyje, 1 milijono kvadratinių metrų. Blemba, čia yra tiek daug, Kas man dabar iš nugaros? Wow, čia yra beleko, nuo mažiausių tokių žuvyčių iki didžiausių pasaulyje, beveik pasaulyje šitų sharks, nepamenu, ryklių. Dabar bandom pavalgyti į pilnai užgrūstą kavinę. Nežinau, kaip mes ten valgysim, bet kažkur surasim. Iš karto pavalgyta, tik vėliau shoppingas. Ir kaip ir minėjau, Lacoste maikė, čia yra Hugo Boss, bet noriu Lacoste. Tai, kad tikrai ją paimsim. Taip pat jau radau Gold iPhone 7 Plus, kurio kaina yra 2,9 štukas eurų. Tai yra 13 štukų riadų, čia yra 13 štukų jų pinigų. Pervedus į eurus, tai čia yra 3 štukas, ten yra absoliučiai auksinis iPhone 7 Plus. Jie yra stokia, nėra normalių, bet yra auksiniai. Surasti vietų pavalgyti yra iš tiesų labai sunku, bet dėl to suradom mūsų protėvius. Tie, kas gyveno prieš mus prieš 1 milijonų metų. Dinozauras, paliesčiau, čia yra mane augintinis, ane, yra toks pats kaip jis maždaug. Va čia yra jo tėvas miręs, mano augintinio, mano šuniuko, o aš turiu jo vaiką. Nu, taip jau.
Nuvarėm pavalgyti į Cheesecake Factory. Kągi, dabar, kol viskas yra ruošiama, aš pasakiau, kad aš einu biškai pasivaikščiot. Surasim kokiu nors vape shopų, bent jau labai tikiuosi, nes klausiau, sakė, kad taip yra vienas labai didelis. Nu, ar gal man sumelavo. Bandysim jį surast. Aš kad tuoj dar biškai pasivaikštau, grįžtų pavalgyt, o tada mes pilnai kokias 3 valandas skirsim vien pasivaikščiamui. Radau iPhone Gold. Čia nėra Gold ta normali spalva, tai yra iPhone Gold. Pas mus, kai visą laiką keičiasi planai, tai mes dabar varom žiūrėti fontano. Jo. Fontanai būna maždaug kas 10-15 minučių, tai kad mes galbūt dar palauksim vieno asmeniškai man. To nereikia, nes aš jau pamačiau, tai yra taip įspūdinga, bet nežinau, reikia žiūrėti tai antrą kartą. Bet taip jau nusprendėm, taip ir bus. Pažiūrėjau kainas, viską paskaičiavau ir pagal mano prognozę 2027 metais mano butas bus, karočiai šitam dideliam pastate. Planuoju nusipirkti 27 aukšte kart 3 savo butelį, 4 kambarių, kadangi vienas kvadratinis metras kainuoja apie 8 štukų eurų, vienas kvadratinis metras, o ten yra butas kažkur apie 120 kvadratinių metrų. Tai kainuos labai smagią sumą, bet pagyvensim, pažiūrėsim. Gerai, pasivaikščiom šopais. Nenorėjau jūsų imti, kadangi, čia yra tas pats, dėl kainų, norint čia ateiti apsipirkti. Tokį dalyką, pavyzdžiui, kaip čia. Čia yra tipo Akropolis, ta prasme didelės kainos, viskas elitiškai, viskas kaip turėtų būti ir taip toliau. Tai, kad čia pirkti nieko neapsimoka. iPhone 7 Plus kainuoja ant 3 eurų brangiau negu pas mus Lietuvoje Aidylė. Aš savo pirkau 919, čia kainuoja 960 eurų pigiausias RAM 2 GB. Tai, kad elektronika čia yra nelabai gera. Aišku, čia, kai matome, yra viską, tai parodysiu. Yra stokia iPhone 7. Viskas, ko reikia, yra, bet kaina čia netgi kai kur yra ant 100 eurų brangiau negu normaliam Apple Store. Tai, kad čia yra wow. Bet mes pasitinžinom senu tokių žmogelių, jis pasakė, kur yra vos ne turgus, kas yra, ne tai, kad yra gariūnai, ten yra tas pats, kas čia, tiesiog ateini į tokį patį, pavyzdžiui, kaip čia šopą ir sakai, noriu nupirkti akinius. Sako, gerai, akiniai gerai, štuką eurų. Sakyk, 300 ir paimu. Gerai, imu 300. Ten galima tiesiog dėrėtis, ten yra faina ir būtent ten mes ir važiuosim. Tai, kad čia yra labai įdomu, čia yra labai daug visko, čia yra akvariumai, čia yra... Bet pasivaikščioti čia nėra ant tiek įdomu, kiek ten. Ten galima susidėrėti, nupirkti netgi tą patį iPhone gal ant 300 eurų pigiau negu Apple Store nauja supakuota, kaip pas mus skelbimuose. Tai, kad būtent ten mes ir varysim, o dabar 11 valanda maždaug pažiūrėjom tos įspūdingus fontanus, netgi užsinorėjau verkti. Kadangi jie turi vos ne jausmus, net jau kaip man tai pasirodė. Bet šiaip čia, kaip minėjau, yra visko, tuličiai bandelių, sutakoja, pavalgėm skaniai, bet dabar dar pakeliui biškai pakalbėsime ir užbaigsime šitą 3 epizodą, ar tai 2. Aišku, yra ir gerų žinių, ką tik radau Nano City, kažkokią tai šopą, kur šiaip GoPro kainuoja 403 eurų. Čia kainuoja 308 eurų. Tai aš dabar galvoju, gal pasiimti porą GoPro, gal porą iPhone, nes čia taip pat radau iPhone už 808 eurų. Tai čia yra ant 100 eurų pigiau. Tai 100 eurų pigiau ir kažkaip sunkiai susiprast,
Bet nuvarysim dar į tą kitą turgelį, kaip ir minėjau, kur yra galbūt dar pigiau, jeigu dar pigiau, tada tikrai pasiimsiu kokius porą iPhone'ų, porą GoPro, dar noriu labai Mavic Pro pasiimti arba Phantom 4 droną, vat kažką, kas galima būtų rasti pigiau negu Lietuvoje. Gal kokių Mac'ų naujų, jeigu surasiu, paimsiu daug visko, atvešiu. Tai tiesiog ieškom gerų kainų, jeigu kažkurys iš šitų man duos tikrai gerą kainą, take my money and give me your product, kaip sakoma. Tai, kad ieškom gerų kainų ir tikrai kažką gero ir verto dėmesio nupirksim. Ok, tarp turistų, kaip aš pastebėjau, yra labai populiarus taksi. Tai mes dabar einam būtent į tokį spotą, kur yra taksi spot. Ir čia visi laukia. Čia visi laukia mes taksi, yra eilutė, visi labai gražiai stovi, visus paima. Visur paima iš čia ir...